You can't be serious, man. You cannot be serious. That ball was on the line. Taip, tai ką, sveiki gyvi 13 geimo bičiuliai, post Wimbledoninis ir post Lietuvos teniso čempionato 13 geimas. Aš esu Tomas Ganusauskas, šalia manęs iš futbolų grįžęs Ervinas Kvitkauskas. Ir dar taip ant ribos grįžęs. Ir ką, šiandien labai smagu pasisveikinti su, kaip čia dabar jau pasakyti, dukartiniu Lietuvos teniso čempionu. Edas Butvilas pas mus užsuko po ilgos pertraukos. Edai, sveikas. Sveiki visi. Sveiki visi. Kaip nuotaikos po čempionato? Labai gerai, jaučiuosi gerai. Lietuvoje pagaliau grįžau po ilgo laiko, tai buvau labai pasilgęs. Džiaugiuosi. Mes tradiciškai esam Sebarenos Portlande. Nežinau, vyrai, šiandien būtų smagiau vest turbūt iš centrinės Madrido aikštės 13 geimą. Čia Edas turi pasakyti, ar ne, vis tiek Ispanija dabar praleidai. Už Ispanus sirgai? Tai aišku. Pusiau Ispanas, didelė dviguba šventė, ar ne, Wimbledonas ir Euro 24. Smagi fiesta turėtų būti? Net neįsivaizduoju, kas ten darosi, manau, kosmosas. Jie kaip už sportą eina Ispanai, tai nerealiai dar tokia diena, tai kosmosas. Bet šiaip Ispanai apskaitai, vat, ir Edas turbūt galės paliudyti. Aš pasižiūriu dabar, kas vyksta Ispanijos sporte, yra visiškai aukso amžius visuose sporto šakose. Ir ne tik, kad rodomi rezultatai, bet realiai diktuojamos mados, nes tu matai futbolą, ar ne, tarkim, kaip pavyzdys, laimėta kokiu stiliumi, laimėta visiškai įveikiant visus, ką įmanoma jo, ir tu visos rungtynėse matai, kad jie kontroliuoja žaidimą ir net ir kad kažkas įvyktų, galvoji, kad vis tiek įjungs tą pavarą ir važiuos krepšinis. Panašiai ten, ar ne, gal dabar ten tam vyrų jau pačiam yra kažkokia tokia dar kaitų karta, tokia truputį, bet pavyzdžiui pasižiūrė jaunimo visus turnyrus, nesvarbu, mergaitės, berniukai, jie varo wow ten, ta prasme, va dabar vyko ir Lietuvoje U20 krepšinio, ten wow visiškai, smallballas, tas žaidžiamas, visus lekia, visus meta, visus nešasi, tikrai labai smagu pažiūrėti moterų krepšinį, dar ypač tų jaunesnių, kartais būna tas žaidimas toks primityvesnis, ten nieko panašaus, jo žaidžia wow kokį krepšinį. Tas pats tenis, ar ne, Alcarazas vėlgi demonstruoja tokį, irgi kosminį tenisą, ar ne. Tai wow, iš tikrųjų yra nerealu. Ir rankinis pas juos irgi labai aukštai stovi. Žodžiu, turim iš ko pasimokyti. Kaip Edai manai, ta prasme, jeigu pasvertas dvi šventės Ispanijoje, Wimbledoną ir Euro 24, yra kuri nors svarbesnė? Futbolas turbūt vis dėlto, ne? Futbolas, jo, nes vis tiek Alcarazas dar prieš mėnesį laimėjo Roland Garrosą. Tai ir prieš metus Wimbledoną? Jo, jaučiau kelintas kartas. Aišku, ir Ispanai buvo laimėję ir tos Europos čempionatą prieš tai, bet ne taip dažnai vis tiek. Prieš 12 metų reikėjo laukti, žinai. Galiausiai rečiau vyksta. Nors šiaip futbolo terminais 12 metų, tai nėra tas jau ilgas laukimas, žinai, 58, tai yra šioks toks. Nemindik man ant Bet futbolo terminais, tai aš sakyčiau, taip vertinant vakar ir sakai, kad tie čempionatai ne taip dažnai vyksta, tai aš sakyčiau, kad kokie 10-15 metų, tai yra dar toks labai trumpas laiko tarpas. Jau kai pradedam kalbėti apie kokius 20 metų, kur ten dabar, pavyzdžiui, pas Brazilus, ar ne, yra jau, jie aišku, Copa America ten yra laimėję, bet dažniausiai jie vis tiek labiau koncentruojasi į pasaulio čempionatą. Tai ten jau, jie jau pradeda kalbėti, kad 24 metai bus jau per pasaulio čempionatą to laukimo, jau yra per daug jau Brazilų. Dar toks Nadalis yra buvęs žaidėjas, kuris dar ne vieną tokį laimėjęs. Tai. Dar yra, bet. Šiaip jo, dar vakar aš ką pastebėjau, kažkaip pagalvojau, kad Sineris ar nelaimėjo šiemet pirmą Australiją, tada laimėjo Alcarazas ir tada pažiūrėjau istorijos tos visus metrašius, tai paskutinį kartą pagalvojau, kad jeigu Džoko nelaimės paskutinio US Openo, tai paskutinį kartą 2003 metais buvo, kad nei vienas iš top 3 nelaimėtų ir 2003 metais, kad suprastumėm, kaip tai buvo seniai, tai dar laimėjo vieną Grand Slamą, žinai kas, pats Ferreras, kuris dabar treniruoja Alcarazą, tai čia, wow, kokia ta visa laikotarpė. Ir dar Agasis dar laimėjo tais metais, tai čia kosmosas. Taip. Nu ką, Wimbledonas gal, futbolas futbolu, Ervinai, žinau, kad turėsi laivą, neužilgo apie futbolą, tai dabar ką, pakalbėkime apie Wimbledoną. Edai, buvai Lietuvoje, žaidai Lietuvos teniso čempionatą per dalį Wimbledono, matyt vis tiek sekėjai, žiūrėjai šiek tiek. Taip, rezultatų sekiau tikrai ir vakar žiūrėjau finalą. Ką, ar įsimenantis Wimbledonas šitas buvo, ar mes apie jį kalbėsim ką nors po kurio laiko?
Man gal labiausiai tai įsimenantis toksai, kad iš moterų labai jau viskas, netikėtai, aišku, dažnai būna, Taip. bet kad taip, aš sakyčiau, iš pirmų 4 turbūt drąsiai gali sakyti, kad jeigu ne viena nebūtų tenais, tai ir nieko nenustebtų. Labiau, kad yra, tai nustebina. Bet aišku, atsiminkim tą pačią Raducanu ar ne istoriją, tai kažkiek irgi ten tuomet finalas buvo su Fernandes ar ne Berots, kur jos irgi abi buvo visiškai didžiulės staigmenos. Nu, moterų, man atrodo, pasiniai dabar 7, dabar jau 8 Wimbledonas, kai yra skirtingos čempionės. Tai jeigu mes pas vyrus turim nuo 3 metų, kai kas nors iš top 3, top 4, tiksliau turbūt top 4 pasiėmė, nes Andy irgi porą Wimbledonų buvo pasikabinęs. Tai pas moteris jau 8 metai, kai vis kita ponia. Ir kuo įsiminsim, kad Alcarazas laimėjo 2 iš eilės, prieš tai dar nebūtų ar ne taip kol kas, nors čia turbūt jau bus ir 3 ir 4 gal kažkada iš eilės, kas čia žino, bet to dar nėra buvę. Aš nežinau, aš kelis dalykus pasižymėjau, visų pirma, turbūt reikia atiduoti pagarbą Andy Murėjui, ta prasme, ar ne, buvo tikrai ašaringa ceremonija, verkė tiek turbūt artimieji, tiek pats Andy ten sunkiai tvardėsi. Šiemet ašarų daug, žinai, Roland Garrose vienos ašaros, Grunto karalius, čia kitokios ašaros. Bet... Ar jūs, ta prasme, Edai, tu kaip galvoji, ta prasme, Andy yra vienas iš top 4, ta prasme, ar buvo toks darinys kaip top 4, ar Andy tiesiog buvo bičas, kuris top 3 šiek tiek laiks nuo laiko įkasdavo? Sunkus labai klausimas. Manau buvo. Vis tiek taip priešinas prieš juos, tiek kartų laimėjęs, vis tiek kiekvienas mačas buvo prieš jį sunkus jiem top 3 visą laiką. Tai... Aš irgi vis dėlto galvoju, kad tuo metu turbūt, taip aš imti kokius 2010-16 metus pasižiūrėjau, ten jau buvo, galim kalbėti apie tikrą top 4, ta prasme, stiprų ketvirtuką, nes, reikia priminti visiems turbūt, kad Murėjus laimėjo 3 Grand Slamus, 2 kartus Wimbledoną ir US Openą tuo laikotarpiu ir pažiūrėjau 10 kartų žaidė finaluose. Plius dar 2 olimpiniai aukso medaliai, ko neturi, sakykime, pavyzdžiui, Fedas, žinai, negali pasigirti vienetų, ta prasme. Tai tuo metu turbūt, tuo laikotarpiu jis buvo iš tikro, žiauriai, ta prasme, tvirtas, sakyčiau, top 4 žaidėjas. Andy Murėjus, aš sakyčiau, su futbolu truputį vėl lyginant, tai turi ir panašumų, ir skirtumų. Panašumas tas, kad kaip ir futbole Anglijos žaidimas nėra pats gražiausias ir ne visiems turbūt patinka, bet skirtumas, kad laimi. Neskirtingai nuo Anglijos. Parnešė namo. Parnešė trumpai. Tai čia skirtumai turbūt tokie, bet šiaip, labai toksai... Aš sakyčiau, kad kas labai įdomu tenise ir apskritai netgi aš pagalvoju, kad visam sporte, kad kartais tie žaidėjai, kurių tu šiaip gal ir karjeros metu nemėgsti, bet kai jie pereina į tą veterano fazę, tu natūraliai kažkaip kitaip pradedi juo žiūrėti. Ten, pavyzdžiui, ir Formulė 1, atsimenu, ten koks Alonso ar Fetelis niekada nebūdavo labai mylimi, tokie labiau net nemėgstami, nes tokie, čia kažkokie arogantiški, bla bla. Į kai jie pereina jau tie 3-5 ir plus, visi jau, šaunuoliai, čia jau gerai. Man visiškai taip pat yra su Murėjum, ta prasme, aš jo tikrai nuoširdžiai nemėgdavau, kai jisai muždavo Fedą ir Rafą, o buvo toks etapas ir netrumpas visiškai jo karjeroje ir dabar su dideliu džiaugsmu paskutinius, nežinau, po jo turbūt visų operacijų klubo žiūrėdavau ir džiaugdavaus visuose turnyruose. Tai jeigu tavęs kažkas nemėgsta, tai žinok, virš 3-5 jau mėgs visi. Norėčiau iki 3-5 taip žaisti, kaip jie. Bandysiu. Taip, kas dar? Šiaip dar turbūt, kuo man užstrigo šitas Wimbledonas, buvo daug žiauriai gerų comebackų. Labai daug. Ta prasme, man atrodo, pagal skaičių, netgi Grand Slamuose vienas iš daugiausiai, važiavau 11 mačų pas vyrus iš 0-2. Edai Kodėl, ta prasme, turi kokį nors atsakymą? Nėra taip, kad ant žolės comebacką padaryti vis dėlto yra lengviau, nes, pavyzdžiui, ant grunto, tau reikia dar turbūt ilgesni mačai, daugiau gal fizinių jėgų, nežinau, čia vis tiek viskas šiek tiek greičiau vyksta, ar ne? Taip, bet vis tiek ant žolės, kai tu laiminėjai, taip, yra irgi lengviau šiek tiek išlaikyti tą gal, nes jeigu tu, pavyzdžiui, laiminėjai su breiku, tai jau yra labai didelis pranašumas. Tai Gofinui, kai sutiksi. Nežinau, iš 5-0 trečiam dar 2 breikai buvo, tai Gofinui sunku. Gofinas pirmam rate, primenu, nuo Čeko Tomo Machačiaus gavo
trečiam pirmaudamas 5-0, ar ne? Jis 2-0 pirmavo, tada pirmavo, man atrodo... Ne, penktam. Penktam, tai yra, penktam. Trečiam pirmavo 3-1, man atrodo, ir 4-2 atidavė, ketvirtą atidavė, penktam pirmavo 5-0 ir išvažiavo namo po tai breiko, turbūt, ne? Jo, 7-6. Nežinau, ant žolės tas servas daugiau reiškia, nes sunkiau priimti kamuolį ir nežinau, čia gal tiesiog taip sukrito, kad visi kažkaip norėjo likti tam Wimbledone, tai bet tikrai wow, kad tiek buvo comebackų. Tai net galima pažiūrėti kažkiek ir į finalą, ar ne, kur atrodė jau viskas turėjo Alcarazas 3 match pointus. Ir jeigu aš sakyčiau... Prie finalo dar gal suslasim prie jo. Bet aš sakyčiau, jeigu būtų pikinis Džoko, būtų pasiėmęs tą grajo, aš garantuoju. Būtų tiesiog nuskandinęs ten. Matai, jeigu turbūt būtų pikinis Džokas tokios situacijos, greičiausiai. Greičiausiai, bet aš turiu omeny, žinai, kartais būdavo Džoko ateina ir būdavo tokių, kad ten pirmą, kokį ypač antram, dažniausiai jau pabusdavo, trečią jau nereikėdavo 0-2 ir iki trečios tokios prisileisti, bet dažniausiai būdavo, kad ateina ir tas kertinis toks momentas kažkur yra ir kai varžovo pagaunant jo tokios silpnybės, kur dar save turbūt varžovas kokie, žinai, pusvalandį po dar yra tam taške, o Džokas jau yra ten, žinai, sako, jau aš čia tvarkau reikalus. Tai aš vakar tą kažkaip labai pagalvojau apie tą momentą. Jo. Gofino savijautą po tokio mačo, tu gali įsivaizduoti, ta prasme, man šiaip įdomu, žinai, tenis yra keista sporto šaka, čia nieko nepagarbaus, bet jūs kiekvieną savaitę pralošėt, beveik, ta prasme, išskyrus tos retus turnyrus, ar ne, kai ten, nežinau, kelis per metus, kai laimi, ta prasme. Tai tas toks pralaimėjimas, prie kurių šiaip yra turbūt ta prasme, tai yra kasdienė būsena, ar ne, vis tiek kažkur tai pralaimi, ta prasme, ten gali turėti gerą turnyrą, bet vis tiek ten suklupti ketvirtfinalį, pusfinalį, dar kažkur tai, bet toks turbūt jau ypatingai skaudus turėtų būti, nepaisant to, kad čia pirmas ratas. Manau, tikrai skaudėjo ir, čia toks tas tenisas, kartais tokius laimėmačius, kartais pralaimi, tai turi tiesiog toliau eiti ir jis tikrai tą žino, tikrai jaučiu. Yra matęs jau, ne? Yra ir laimėjęs tokių, manau, mačų, yra ir pralaimėjęs ne vieną tokį. Tai, manau, aišku, skaudėjo Wimbledone, pirmam rate jau tokį mačą paleisti, bet turi susitaikyti su to. Čia svarbi to turbūt trumpa atmintis, ar ne, kad neįsileist savo ilgalaikį kažkokio, tai kad neateitum į kitą mačą, ne? Jo. O kaip tą ugdot, pavyzdžiui? Tiesiog išanalizuoju su treneriu tai ir stengiasi per mačą tais momentais daryti viską palei planą. Tiesiog darai tą, ką esi susiplanavęs su treneriu ir negalvoji kitų kažkokių dalykų, kad būtų tas pasitikėjimas, kad žinai, ką turi daryti ir tik apie tai galvoji. Ir jeigu priešininkas geriau sužaidžia arba tu viską taip atlieki, bet nepadarai iki galo, tai vis tiek yra gerai, nes tu savo planu ėjai. Tai... Mes dar matom, kad dažnai būna, ir nežinau, kiek tau pačiam tekia irgi susidurti su tuo, kad užsidarinėt ar nesunku, ypač jauniems žaidėjams, kai atrodo jau esi šalia, bet to match pointo, kaip sakant, vis nepasiimė, ar ne? Kokia metodika, kas daroma, pavyzdžiui, jeigu taip įvyksta ir negali vis to uždaryti. Ir yra tas uždarimo baubas iš tikrųjų yra, ta prasme. Yra, nes visą laiką jau iš karto galvoji, eini servuoti, pavyzdžiui, mačai, tai ir įsitempi visą laiką. Čia Karlyto galėtų mums papasakoti šiandien turbūt apie tai. Bet atsilaikę iš karto, taip reikia, grįžo, tai labai buvo pasiruošęs tam, tai manau. Taip, tai jo, visą laiką būna ta įtampa, kai jau turi uždaryti ir priešininkas visą laiką žino, kad tu tą įtampą turi. Taip, ir jeigu tu pirmą, antrą tašką jis susikabina, iš karto gali viską. Ir jis kaip tik tos įtampos turbūt tuo metu neturi, ta prasme. Jo, jis žino, kad jeigu tu servuoji, ta prasme, jam pralaimėti reikia, ar ne? Teoriškai. Nors teoriškai, kai tu mastai ir neturėtų labiau įtampa būti tam, kuris arčiau pralaimėjimų, bet kažkodėl taip yra, kad kai tu prie to pralaimėjimų jau per tiek prieini, tu jau galvoji, žinai, vos ne nafik, aš čia jau vis, ar taip miręs, tai galiu tik tai, žinai, kilti, jau, sakant, jau dugnas pasiektas, jau arba atsispiriu, arba lieku tam pats, žinai. O būna, ta prasme, dar prie tų baubų grįžtant, sakykime, nežinau, per kokį nors įtemptą momentą, kokiam nors mače, prisimeni, kad ten, nežinau, prieš tai mače, ten kažkada tai turėjai kažkokią panašią situaciją, ten, nežinau, blogai baigėsi ir dabar čia vėl, oi, kas čia bus, kaip čia, ką čia. Būna, visiems
visokių skirtingų būna. Man yra buvę, kad vienas toks laikotarpis buvo ten daug mačų, kad labai daug turėjau breakpointų ir labai nesisekdavo jas man paimti ir tiesiog ateini vėl iki to breakpoint ir toks, ar dabar pasimsiu pagaliau ar ne. Ir neturi to pasitikėjimo, kad ką dabar turi. Gali gerai žaisti ar net susikurti breakpointą, bet kai ateina breakpointas... Ir užstringia, atrodo, nežinai ką daryti, tai jo, būna visokių situacijų. Čia kaip futbole mes pasakodom ir vadindom tas situacijas, kad matėjau rytojaus laikraščio antraštę, žinai. Nes pavyzdžiui, kai būna kažkur jau gera proga, reikia koją pastatyti ir jau visi sako, va, jau antraštės, kai tai nebe į kamalį žiūrėjau, jau antraštės matėjai ir tada jau nepyk, nėra įvarčia, žinai. Dar šitam Wimbledone man žiauriai krito į akis, nežinau, gal aš anksčiau nepastebėdavau, man jis labai patiko tuo, buvo daug treštoko. Prie ko mes pratę turbūt NBA labiau, nežinau, komandinėse sporto šakose, bet realiai nuo pirmo rato, kai pradėjo Tiafo turbūt sakyti, kad prieš tuos klaunus aš žaidžiu ir pralaiminėju. Ir po to buvo kas, buvo Frico Have a Nice Flight Home. Buvo Frico ponios po susitikimo su Zverevu This One for the Girls. Buvo Stapenka, kuri išvarė savo trenerį iš bokso. Tai jo, Stapenka, tai čia klasika. Labai naujo. Nieko naujo čia. Šiaip man tenisas ir treštokas toks lyg tai visą laiką būdavo tokios paralelinės planetos, šiek tiek prasilenkiančios turbūt. Būna, treštokinat kortę. Bet čia gal old schoolas visiškas, tai pasiginčytų su tavim. Ten tie visi... McEnroy'us gal galėtų, bet kažkaip šiuo metu ir ypač Wimbledonas, kuris toksai man gražus, išlaižytas 8 mm žolytė, daug gėlyčių aplinkui, viską man visiškai atrodo netinka. Šiaip būna, kad pasišnekat su varžovais? Būna, bet labai retai. Būna ten tik tais, kai... Esi turėjęs ką nors? Jordano lygio treštoko arba Larry Birdo? Nu, labai senai. Čia juniorų turbūt gal labiau, ar ne? Ten aš suprantu, daugiau emocijų turbūt yra ir dar... Kai tenais nebūna dar tų teisėjų visą laiką kortę, tai mėgsta viens kitą apgauti šiek tiek tais kai kuriais kamuoliais, tai ir prasideda tie treštolkai, bet kai maži būdavom, dabar labai retai. Bet esi ką nors? Geras pavyzdys, kad man atrodo, su teisėju viskas šiek tiek kitaip, tu tada labiau koncentruojies į save, į teisėją gal ten kaltini, nes kai žaidybė... Nu, tai, bet Wimbledone teisėjų netrūksta turbūt. Jo. Bet šiemet kažkaip man labai krito į akis tas visas reikalas, kad vyrai ir moteris buvo... Aštrus, užsidegę pakalbėti ir... Nu, gal karšta, žinai. Nebuvo karšta, lyg tai šiemet Wimbledone karšta nebuvo. Nedažnai ten karšta būna. Nu jo, ten... Frico, ne Frico, Džoko tribūnoms tas good night, ta prasme, nu buvo tikrai labai linksmų, gerų reikalų. Nu, Džoko tai, man atrodo, ten bandė, kaip visą laiką, jam reikia priešų rasti, jeigu jis neranda jų, tai neįdomu žaisti, tai man atrodo, čia toks labiau buvo... Jo, tai va, aš galvoju, čia labiau iš tos pusės motyvacinės, aš kažkaip jaučiu taip žiūrėti. Bet čia įpūtė, žinai, vėl tos diskusijos, ta prasme, kaip čia tos greatest of all time, ta prasme, nu, buvo, ta prasme, daug sakančių, kad ar jūs įsivaizduojat Fedą ir Rafą taip bendraujantys su publika po mačo? Bet kodėl, žinai, reikia dabar visiems būti vienodėm? Tai vat, mes dažnai ir šnekam, kad, žinai, kažkiek tai šiais laikais trūksta jų individualybių ir kalbam apie tai, kad, žinai, vat, smagu, kai kažkokie tai žmonės įsiskiria, kažką daro kitaip, kažką ne pagal kiekvieną, žinai, kad anksčiau ten... Ne pagal vieną euro standartą. Jo, nu, anksčiau, pavyzdžiui, irgi būdavo, jau vienas kažkas ten turi kažkokį backhandą net labai skirtinį, pavyzdžiui, ir būdavo įdomu, ką žinau, kokia Barti, pavyzdžiui, ta pati, ar ne? Įsiskirdavo labai savo kažkokį kitokį žaidimo stiliumi ir kodėl ne, ir įdomu žiūrėti, tada kažkaip po dabar atrodo, mes bandom visus įstatyti kažkokį tai šabloną. Jeigu nedaro taip kaip Fedė arba Nadalis, tai jau blogai. Nu, kodėl? Ne, tai čia turbūt ne tas variantas. Visai taip darydavo, ta prasme, čia nieko Džokas naujo turbūt ne... Bet pasakytum tai publikai, centriniam kortui. Sunkiai. Dabar sunkiai. Neturiu dar tiek pasitikėjimo, kiek jis. Jam gal tiesiog motyvacijos tai duoda, nes vis laik kiek esu matęs, kai prieš eina publika, jam tik geriau. Čia turbūt du tokie pavyzdžiai yra geriausiai. Ir Medvedevas, ta prasme, nes Medvedevas ten šėrė fakais jos Openą, atsiprašau už mano prancūzų kalbą. O Džokas dabar po mačo. Dar vienas man įdomus aspektas yra šitas visas coachingas mačo metu.
šiaip pakankamai naujas dalykas tenise, aš kaip suprantu, jis ilgą laiką buvo uždarytas. Prisimenam turbūt 2018 metų moterų finalą, kai Serena išprotėjo ir ten iš esmės dėl coachingo mačo metu problemos visos prasidėjo ir Muratoglu po mačo prisipažino, kad vis dėlto jis tai darė. Edai, tu pats važiuoji į turnyrus, pavyzdžiui, su treneriu ir tai dabar padeda, kad gali kažkiek tai bendrauti su treneriu mačo metu, ko anksčiau negalima buvo, arba ten galėdavot, nežinau, ženklais kažkokiais, tai ten kepurės pačiupinėjimu. Padeda, labai padeda, nes jis, treneris už korto daugiau mato nei tu pačiam korte, tu susifokusavęs į patį žaidimą ir dažnai nepamatai detalių, tai tau tiesiog treneris jas arba primena, arba pasako, arba per patį mačą randa kokią skylę varžovo žaidimą. Taip, ir jis tau tiesiog primena, arba tave užvedinėja, tau tiesiog... Bet tai yra labiau, žiūrėk, tai yra labiau toks, ta prasme, aš norėjau paklausti, tai yra labiau psichologinis dalykas, ta prasme, ten tave pakamonina, sako, Edai, bamos, čia, ar jis kaip tik sako tenai, kur tu mušk į kairę, ką Kartais taip, visai būna, nuo situacijos priklauso, kaip jautiesi, koks rezultatas, tiesiog taip, treneris pats jaučia, kada ką reikia pasakyti. Nes aš netgi pažiūrėjau, dabar man toks atrodo, kad čia yra kaip čia dvi mokyklos skirtingos. Vat viena, ką tu sakai, ta prasme, kai treneris ten dalyvauja, padeda visą kitą, bet man tai irgi ryšku, ypač tam visam rytų fronte turbūt labiau, kad treneris yra pasidaręs toks, ta prasme, šiukšlių dėžė, ta prasme, kad nuleist visas blogas emocijas, ten, koks nors Medvedevo bendravimas su savo boksu visą laiką yra, ten, ta prasme, kažkokių tai ženklų irgi vos ne fakų rodymas ir ta prasme, arba va, ta pati Ostapenka, kai išvarė savo trenerį iš bokso. Labai juokingai dar atrodė, kai ten du treneriai sėdėjo ir rodė, kurį mane čia varai ar kuriam išeiti. Ir dar juokingiausia tai man buvo, kad tas treneris pasirodo yra jos dvejetų partnerės Kičenok vyras. tai tokia šeimininė drama dar pusiau. Tai čia, žinai, man atrodo vėlgi labai individualu, visi juk žino, kartu bendrauja, jie žino, kas kurį veda į priekį, kas kuriam padeda, kas kuriam ne, ką tu gali sakyti. Vienam ten reikia, žinai, kad tu įglostytum ir sakytum ten, oi, čia viskas gerai. Taip. Kitam gal kaip tik reikia to spyrio į užpakalį kažkur, tai kad išjudintų ir vėl treneris, yra turbūt, kad vėl treneriai vieni yra labiau tie teoretikai, ar ne, kurie žino, ten daug dalykų sugeba labai pastebėti kažkokias tai detalės, greitai įlysti, gal skautinti tuo pačiu analitinį tą darbą, daryti varžovo žaidime. Kiti gal labiau yra tai psichologiniai, kur ten, žinai, ten koks pavyzdys va, iš to paties futbolo, ten koks Carlo Ancelotti ar iš krepšinio kažkada tai buvo Philas Jacksonas, kur, ką tu Michaelui Jordanui patarsi labai, žinai, ką jis... Tamanas. Nemoka jisai ten žaisti krepšinio ar kažką, bet tu gal gali pastebėti, žinai, kad va, pabandyk ten tas varžovas, blogiau ten ginasi į dešinę ir panašiai, tai tu į ten atakok, žinai, tai tokie smulkus dalykai, kur labiau koncentruojasi ne į to jau žaidėjo žaidimo konkrečiai jam, nes tu gal jam net pasakysi kažką, kad tu čia darai blogai, jam sakys, kaip tik, va, kaip ir sakai, ta priešininko tokia priešinga reakcija gali atvirkštinė gautis, tai man tai šiaip patinka, kad tas žingsnis žengtas, nežinau, Edas turėtų pasakyti pačiam, kaip tau smagiau, kai tu gali kalbėtis, nes man tai kažkiek atrodė tokia, net nesuprantama situacija. Kodėl, tai kaip tada tas treneris, kam tada jisai tose tribūnose reikalingas, jeigu tu su juo nieko negali pakalbėti, žinai, tai man net kažkaip keistai būdavo. Aš irgi manau, kad gerai, kad tai padarė, nes vis tiek buvo visi seniau bandydavo vis tiek padėti. Taip, tai... Ir lengviau pačiam teisėjui nežiūrėti tenais, kažko nesakyti ir pačiam žaidėjam ir treneriui lengviau. Tai... Kiekvienas koncentruojas dabar į savo reikalus. Ir ypač turbūt kaip jaunam žaidėjui, nes tarkim, tu ateini prieš 35 metų žaidėjas. Tai faktas, kad jisai jau ir geriau skaito ir daugiau žino, bet jeigu tu turi tą žmogų šalia patyrus, ar ne, tai aš įsivaizduoju irgi, tau iš visai kitaip yra. Taip, labai padeda. Tai... Tu dabar į turnyrus keliauji su treneriu? Taip. Visur jau turi, ar ne? O žiūrėk, o dar vienas tas aspektas, ta prasme, mačų metu, krepšinį mes ten girdim visą laiką, susirinkom, video peržiūros, visą kitą. Kaip vyksta, pavyzdžiui, prieš mačą, pasiruošimas mačui, žinant konkretų varžovą, ta prasme, nežinau, jūs turit kažkokį tai planą, tada ten, nežinau, kažkokia treneris, žiūrit įrašus varžovo, nežiūrit, kaip vyksta pasiruošimas, konkrečiam mačui, žinai, kad rytoj žaisi prieš Česlovą iš Punsko. Ir, nežinau, nesi prieš jį, pavyzdžiui, žaidęs. Arba, kad ir esi, ta prasme. Kaip viskas analizė ir kaip gimsta tas planas mačo? Tai priklauso, jeigu mes jį žinom,
tai net nelabai žiūrim tų video, tai tiesiog apsikalbam, ką reikia kaip daryti, koks mano planas, ką jis dažniausiai daro gerai, ką blogiau. Ko laukti, ne? Taip, tai visą laiką vakarą prieš pakalbam ir visą laiką prieš mačą. Prisimeni, biški per bulėtus pereinate, ne? Kad viską pilnai atsiminčiau pačiam mače. Tai, o būna, kurių iš vis nežinom, nesam matę, tai ir peržiūrim video, kaip žaidžia. Ant gertuvės nesusirašai ten, kaip vartininkai, į kurį kampą kas muša. Dabar treneris primena, gali per mačą priminti. Tai... Treneris susirašo ant gertuvės, ne? Jo. Okay, o po mačo? Po mačo. Priklauso. Aš, pavyzdžiui, jeigu pralošiu mačą, tai nemėgstu iškart po mačo kalbėti. Ant karštų. Jo, reikia, nes nepasakau tikslių dalykų. Ir taip po pralaimėjimo vėliau mėgstu arba vakare, arba net kitą dieną pakalbėti. O po laimėto mačo tai kaip taip. Nėra apie ką kalbėti. Jo. Arba ne, yra. Po mačo arba irgi vakarieniai pakalbam. Ir taip, tarsi peržiūrėti, ką buvo sutarę, ar ne, kas pavyko, kas nepavyko, kur... Kaip mačas, kaip psichologiškai, kaip elgiausi, kaip žaidžiau, ar planą padariau. Čia treneris pasakoja, ar treneris paprašo tavęs papasakot, kas taip, kas ne taip? Būna jis pats paklausė, kad pamatyt, ką aš galvoju. Tai pirmą jis paklausė ir tada jis pasako, kaip jis galvoja. Būna kartais prieštarauju, bet ne, viskas vis laik gerai būna. Diskusijose gimsta tiesa, tai žinai, viskas normalu. O einat žaidėjus, pavyzdžiui, žiūrėti netgi turnyro metu, jeigu yra galimybė, ar ne? Tai būna, kartais baigi mačą anksčiau ir žinai priešininkus ir jie tom pačiom metu žaidžia, tai visą laiką nueini pažiūrėti, jeigu nežinai jo tiksliai. Arba jeigu žinai, vis tiek pažiūri, nes būna vieną savaitę labai gerai žaidė, kitą šiek tiek silpniau. Tai apsižiūrim visada. Ką, gal galim trumpai per lenteles Wimblio perbėgti ir mačus kažkokius tai, kurie liko, kurie įsiminė. Pirmenybė damoms turbūt. Nu, damų labai buvo. Kas yra, ką, visų pirma, turbūt pirmas netikėtumas buvo, kuris labai sumaišė visas kortas, tai buvo Sabolenkos pasitraukimas, nes daug kas įvardino ją kaip pačią pagrindinę, vieną iš favoričių, sakykime, pagrindinių, ir turbūt tas Wimbledonas jos žaidimo stiliui labai tinka, ar ne? Galingas servas ir tie visi plokšti, užmerkti plokšti į kampus. Labai jie tinka. Wimbledonas, tai jo. Tai peties trauma jai neleido startuoti, ten paskutinė sekundė buvo nusiimta. Tai turbūt padarė jau moterų lentelę gerokai, kaip čia pasakyti, atviresnė turbūt, ar ne? Ir ką, toliau Igos vargai? Matei kiek nors highlightų Igos ir Putincevas? Nelabai. Ne. Aš žiūrėjau tą mačą, pamačiau pradžiai live scorą, galvojau paskutinį setą reikia pažiūrėti, tai nežinau, Putincevas žaidė kaip Alcarazas geriausiai savo metais, ta prasme, lupo viską iš visur, į linijas, į kampus. Dar kiek girdėjau, Putinceva traumuota buvo tą mačą. Tikrai netrodė traumuota. Jo, kažkas buvo su koja, kiek girdėjau. Tai... Šiaip jin labai rizikingai žaidė. Jo, bet rizikos visiškai gali būti, kad jinai ir negalėjo, žinai, tenais ilgo mačo ir vos ne, žinai, kai tu pradedi kartai šaudyti ir pataikai viską. Ir eina tas graisnis, tikrai, tu pagalvoji, vis tiek Iga laimėjo pirmą setą, ar ne, atrodo viskas, tu kontroliuoji viską. Ir ten tas gal ir buvo ta situacija, kur mes apkalbėjom, žinai, kur tu jau žinai, kad tau gal ten kažkas dar su sveikata ne taip, žinai, kad žaidi prieš geriausią šiuo metu, ar ne, tenisininkę ir žinai, kad, bandom kažką tai maks. Neturiu ką prarasti. Jo, neturiu ką prarasti. Ir bam pradeda eiti, žinai. Ir tada jau kosmosas. Ten dar buvo vienas geras statistinis toksai pavyzdys, žinai, matytin pirmam gal šiek tiek, kadangi aš nemačiau to pirmo seto, bet turėjo problemų gal su prieimimo antro servo Igos. Tai pirmam sete ta stacija, kur rodo, kur yra prieimimo smūgio taškas. Tai buvo maždaug metras viduje. O antrą, trečią buvo 2 metrai už. Tai matyti tiesiog gale ramiai sulaukdavo, gražindavo ir tada pradėdavo Igą lūpti. Kodėl Iga nepažadžia ant žolės, kodėl tas jo santykis, kaip tu galvoji, su žolė toks yra įtemptas? Nežinau, gal. Jinai nėra tokia labai agresyvi žaidėja. Jinai mėgsta daugiau bėgti, tai manau, vis tiek tas judėjimas yra kitoks ant žolės. Jinai labai gerai ant grunto juda ir ant hardo. Ant žolės gal taip šiek tiek blogiau, aišku, juda gerai, bet manau, dar jai reikia patirties ant to žolės daugiau tų mačų per tos metus ir
jutęs dar geriau. Turbūt vienas iš tų dalykų buvo, nes jis atvažiavo į Wimbledoną neturėdama visiškai nei vieno turnyro po Roland Garroso ant žolės. Jo. Ir jo, tas žaidimas, tie sukti kamuoliai nebe tokie pavojingi kaip ant žolės arba ant kokio hardo, tai jo, ten daugiau jau tas įvairesnis žaidimas, tie slaisai susijungia ir ne jos danga. Laimės kada nors? Manau tai. Turėtų, ne? Vis tiek manau. Manau, atrodo irgi Nadalio irgi nebuvo ta tokia. Taip. Bet vis tiek Federeris savo geriausiais laikais net aplošė finale, tai manau laimės tikrai. Okay. Ja, kažkada gal iš tos patirties ateis, žinai, aišku, jeigu ne tavo danga, tai sunku, bet turi daug metų turbūt aš. Jo, bet galiausiai aš manau, turbūt gal tada ten daugiau laiko skirus pasiruošimui, turnyruose padalyvavus, viską, kad net važiuoti taip. Jeigu toks, žinai, jau bus labai jau čia, kad wow, man reikia to Wimbledono, aišku, dažniausiai, visiems reikia dažniausiai jo, bet žinai, būna kartais, kad galvoja, ar čia verta keisti dabar labai jau viską, jeigu kitur gerai eina, jeigu laimėsi ten 3 iš 4 kitus, tai gal ir, žinai, galvosi. Jei tikrai norėsit Wimbledono, jo labiau, kad ten yra laimėjus jaunių Wimbledoną vienetus, tai reiškia vis tiek tą žolę šiek tiek supranta. Mhm. Apie Ostapinką buvo vidury turnyro pradėta labai garsiai kalbėti, kad iš tikrųjų puikiai sužaidė pirmą savaitę, buvo, man atrodo, prieš 4 ratą mažiausiai geimų pralaimėjusi turnyrę moteriškė, bet čia atėjo Barbora Krejčikova. Kuris atėjo labai stipriai šitą. Atėjo labai stipriai ir nuėjo iki galo, ar ne? Jau kalbėjom turbūt, kad finalas nustebino, ar ne, vien jau dalyvės, nieks nesitikėjo turbūt, Krejčikova pakeliui dar nuėmė Rybakiną, kuri jau ten buvo likusi, kai buvo 8 ar 4 likusios, visi kalbėjo, kad favoritė, nes turi labai gerą padavimą ir irgi tinka Wimbledonas jos žaidimų ir jo labiau buvo laimėjusi turnyrą, bet Barbora patraukė ir ją. Buvo labai geras pusfinalis tarp Paolini ir Vekič. Tai ilgiausias pusfinalis moterų Wimbledono istorijoje, beveik 3 valandas, aišku, niekis palyginus su mūsų čempionato finalu, pakalbėsim vėliau dar moterų. Mane turbūt vis dėlto labiausiai nustebino Paolini, ta prasme, nes 1,63 m žaidėja, visi stebėjosi po kiekvieno rato Roland Garrose, kad jis eina tolyn, nes jos nebuvo jokiam radare, po to visi kalbėjo, kad žolė tikrai ne jos žaidimas ir jis staiga atsidūrė finale. Bet jinai dabar per pastaruosius, kiek čia per porą metų, taip sakykime, labai dėsningai ėjo į priekį, toksai kažkoks labai didžiulis šuolis ir tu matai žmogų, kurį visi nurašinėja, bet jis kiekvieną mačą ateina ir vis laimi. Ir Roland Garrose finalas, čia finalas. Tikrai labai didžiulis šuolis dabar, kurin bus, man atrodo, kokia 3 gal jau kažkas tokio. Tai, wow, prieš 1,5 metų, man atrodo, 100 dar net nebuvo. Tai bet man labai jos visas, kaip čia, kompleksija, kaip žaidėja, man visiškai greuna žolės, įsivaizduojama žolės žaidėjo įvaizdį, dabar, aš ne už ką nepasakyčiau, kad jie gali gerai žaisti ant žolės. Nes... Tai būna, nežinau. Kas yra žolės žaidėjas geras, anot tavęs? Kokie žaidimo aspektai ten yra svarbiausi? Federeris. Labai servas svarbu tenais. Arba surf'n'volley ir viskas. Servas ir oras. Jeigu gerai eini iš oro, žaidė agresyvų žaidimą. Bet ar šiais laikais jau, aš anksčiau įsivaizduoju, mano oras yra, nežinau, Bekeris turbūt, kur būdavo, ta prasme, kiekvienas taškas realiai, ta prasme, servuoju, nežinau, Samprasas, arba ten kokie nors būdavo ten finalai, Edbergas prieš Bekerį, ta prasme. Tai žinai, kad kiekvienas taškas bus realiai, ta prasme, padavimas ir tinklas, ta prasme, ir kas ką žinai. Dabar tas surf'n'volley nebėra toks turbūt. Jis dabar yra, man atrodo, labiau skirtas nustebint, laiks nuo laiko įnešti. Nes dabar labai kortai lėtesni yra padaryti, tai žymiai sunkiau eiti iš oro, nes daugiau laiko priešininkas turi, kol tu daini iki ten, jis jau vos neturi kamuolį jau rankose, tai labai sunkiau žaisti dabar iš oro, nes reikia laiko, kol tu ten daini ir... Nes ir vakar finale, pavyzdžiui, matėm, ta prasme, kad Džokas tikrai dažnai ėjo prie tinklo ir laimėjo ten 50%. Mažiau net 51 galiausiai, bet, ta prasme, ilgą laiką mačo 2/3 buvo tarp 30-40% tas jo laimėtų taškų prie tinklo procentas, žinai. Bet Kirgisas, kada čia prieš porą metų, ne, ėjo iki finalo Wimbledone ir ten irgi daug ganėtinai naudojo tą
Tai matai, priklauso turbūt, aišku, kaip tu dar su padavimu, kaip tu išmetinėjai, jeigu, tarkim, varžovas ten kažkas šiek tiek silpniau atakuoja, ar ne, ten kokį backhandą pagauna ir tu ant jo eini ir dar lipi ir varžovui šiaip jau nepatogu tenais ir dar tas toksai, kad kiekvieną kartą turi vos nesmūgiuoti į kažkokią tai jau mažą zoną, nes tave spaudžia ištisai. Nu, tai čia turbūt labai jau priklauso, bet aš galvoju, kad dar kažkas gali parodyti, bet reikia turbūt labai jau analizę daryti varžovų ir labai gerai pataikyti, nu, kas yra svarbu tavo. Vis tiek, jeigu tu servam daug žaidži, tai tavo jau nuo servo dar labiau priklauso, jeigu jau, žinai, ypač esi servo žaidėjas ir dar bandai tą, tai tada iš vis jau tau visiškai toksai priklausomas esi nuo to, bet, nu, pamatysim, gal kažkas ir sugrąžins tą madą. Edas Butvilas, Lietuva. Bandysiu. Gal ne kiekvieną tašką, bet... Ir greitas kojas dar. Tau patinka, tau šitas reikalas patinka, tinklas ir... Patinka, tikrai patinka. Ir dar reikia mokėti išeidinėti, ar ne? Nes irgi tu vis tiek tą pauzelę turi šiokią tokią padaryti, bet jinai negali būti ir per trumpa, ne? Jo. Reikia mokėti, reikia tą pajausti, kada eiti, kada neiti, tai jo, yra reikalų tas oras, nelengvas dalykas. O kaip prieš tave taip žaidžia? Sunku? Nėra lengva. Erzina, vis tiek, biški tokio netikėtumo tas faktorius, ar ne, jisai... Jo, vis tiek toks mažiau ritmo duoda, tada ateina iš to oro ir tu visą laiką turi... Jeigu dar gerai žaidžia, jeigu toks nėra labai geras oro žaidėjas, tu dažniausiai jam į vidurį koją sumuši, tas lengviau yra. Bet jeigu moka iš oro, tai jau reikia kampus gaudyti ir kiekvieną kartą, kai ateina, arba koks įtemptas taškas, tai vis tiek yra tas jaudulys ir jau pataikyti tikslę vietą, jau labai sunku. Duoda spaudimą daug. Ir priimant dar turbūt dvejonę, tada atsiranda eis, ar net tu pradedi galvoti. Kur man mušti, visą laiką galvoji vidurį greitą, bet dabar, jeigu jis ateis, jam patogu bus. Tai jau bandai šiek tiek rizikuoti, atsiranda klaidas, pradedi galvoti, čia man atsitraukti, ar lipti, kur mušti ir pradedi galvoti ir jau priešininkui lengviau. Na, ir jau reiškia, varžovas pasiekė kažkokį bent savo tikslą, jeigu tave nors kažkiek iš komforto ar ne išmuša. Taip. Na, matysim. Nu ką, tai mes dar tada pamojuojam Barborai Krejčkovai, ne, už finalą, antras Grand Slamas vienetų, jin turi 7 Grand Slamus dvejetų ir turi karjeros slamą dvejetus ir laimėjusi kiekvieną Grand Slamą, kažkurį vieną kartą ir kitus po 2. Tai, ta prasme, šiaip puikiai karjera, kur turbūt nedaug kas iš jos tokių reikalų tikėjosi. Nu jo, ir irgi dabar bus ir šuolis ir žiūrėsim, aišku. Ką mes matom pastaraisiais metais, kad nėra tokių labai ryškių lyderių, ar ne, kur labai gali nustebinti, nors įgava, atrodo, jau užsižaidžia, jau atrodo, čia kalbėsim apie tai, kad va tuo ims ten 3 iš eilės, bet jau kažkur to neatsitinka dažniausiai. Tai va, nu ką, smagu. Moterų tenisas vis dar labai nenuspėjamas, tai gal daug tame žavesio taip pat yra, nes sportė intriga vis dėlto reikalinga labai. Vyrai. Nu, ir žinai, dar laimi įdomios iš skirtingų šalių ir taip toliau pasiima tos Grand Slamus. Nu, daug žmonių įgyvendina savo svajonės, kažkokias tai didžiulės, tai dėl to irgi smagu pasidžiaugti, kad plačiau tos taurės visur išplinta, o ne sėda 3 kambariuose, kaip pas vyrus per pastarosius 20 metų. Keliaujam pas vyrus. Edai, pradėti noriu nuo pirmo rato vieno mačo. Markas Lajelas prieš Alcarazą. Gali būti, kad tu jį pažįsti turbūt ir esate junioruose daug žaidę. Pažįstu, tikrai. Ar nustebino jo toksai centriniam korte žaidimas prieš Alcarazą, nes tikrai buvo geras mačas. Bent jau pirmi 2 setai buvo tikrai labai lygus, 7-6, 7-5 Alcarazo. Trečiam jau buvo šiek tiek abiejose, man jo, jisai pirmavo su Breiko abiejose setuose. Trečias jau buvo labiau, sakykime, toksai, bet nepaisant to, kaip čia, širdis centrinio korto Markas užkariavo. Taip, smagu. Bekemas jam plačiai šypsojosi. Smagu labai matyti draugą, kurį pažįsti, su kurio užaugęs, kad žaidžia Wimbledone centriniam korte. Jau toks jaunas, tai ir pačiam prideda to tokios motivacijos, kad ir tu tai gali padaryti ir kad ten gali atvažiuoti. Tai jo, smagu ir taip gerai sužaisti. Debiutas jo pagrindo Grand Slamo. Jis kvalį praėjo. Jo. Kas buvo man įdomu, kad jis prieš tai žaidė prieš Wimbledoną 2 challengerius pas Britus ant žolės, abiejose gavo kvalifikacijos pirmam rate.
Jo. Tai tas žolės pradžia jam buvo sunki, bet po to 3 ratai Wimbledone ir puikus mačas prieš Alcarazą. Parašė jam ką nors po mačo? Jo, parašiau. Kai pasveikinau su praeitą kvalę ir su tokiu pasirodymu, tai aš jį ilgai pažįstu, tai susirašom visada. Nu ką, kas toliau, kas iš netikėtumo? Man tai dar, žinai, ką paminėsiu, kad labai patinka, kaip apsistukas stalai, žinai. Jau vis tiek Alcarazas dabar toks yra irgi jau Veteranas, bet turiu menį numylėtinis, vis tiek atvažiuoja ir jau visi ten, žinai, nori, kad jisai ten eitų giliai, kad laimėtų ir panašiai. Bet tik tai kažkokia truputį staigmenėlė ir žmonės džiaugiasi tuo, kad gali ilgiau pažiūrėti kokybišką tenisą. Tai va tas teniso žavesys, kad net ir tie žmonės, kurie tikrai laukia Alcarazo, jie nelaukia tos pergalės, kad čia, žinai, sulups, atvažiuos 6-1, 6-1, 6. Jie nori tos kovos, kad tu jiems įmestum, kad duotum tą papildomą valandą centriniam. Tai to labiau ką, naujas vizualus bičias, kaip iš Jamaikos atrodo, ta prasme, su dredais viskas tvarkoja, ta prasme. Estas iš Jamaikos. Tikrai buvo visai geras, netikėtas, sakykime, reginys. Jo, turi gerą vaibą, tikrai Lailas, dėl to smagu ir, va, kaip ir Edas sako, geras pavyzdys, užkrečiantis pavyzdys ir kitiems, žinai, to antro šimtuko netgi žaidėjams, kad viskas įmanoma. Nes jis dabar reitingė prieš Wimbledoną buvo netgi žemiau už Vilių. Buvo Vilius jau jie aplenkęs, ten 269, matyti, to ankstesnio reitingo pakako, kad prasmukti į kvalifikaciją, žinai. Ir... Man atrodo, jam buvo nusirašę taškai tą pačią savaitę. Taip, kažkas nusirašė, tai dabar aišku, jisai kils turbūt, čia prišaudė kvalifikacijoje tų taškų, bet buvo tikrai puiku. Ką, dabar iš netikėtumų. Pirmas ratas Rubliovas, Korda, Feliksas krito. Man buvo netiškiausia Korda, turbūt, nes Korda turėjo visai gerus turnyrus prieš Wimbledoną ant žolės ir tas žaidimas ant žolės tai visai jam tiko, bet... Feliksas irgi, ką, žinau, to savo, jeigu eina padavimas, aišku, jisai būna dažnai toksai labai sviruojantis, kartais nežinai, ką gausi ir man to čia pagrindinis dar kol kas yra jo minusiukas, kad jis neišlaiko to savo žaidimo vienodam lygiai, jis kartais būna labai aukštai pakyla ir kartais sužaidžia žemiau vidurkio. Va. Taip, bet paskutiniu metu kažkaip jam sunkiai sekas, išskyrus ten porą turnyrų turbūt ant grunto. Ir toliau kas, antras ratas, Rudas, Cicipas ir Hurkačas, ta prasme, su trauma nelemta, nežinau, kas jam ten buvo, bet kažkas su keliu. Nes irgi iš Hurkačo turbūt daug kas tikėjosi, kad jis gali eiti pakankamai toli. Nežinau, to mačo nemačiau, žaidė prieš Filsą. Jo, prieš Filsą. Tai Filsas irgi labai geras žaidėjas, tai... Irgi turbūt tu su juo junioruose esi nemažai. Nesu žaidęs prieš jį, bet aš pažįstu, daug turnyrų esam sužaidę kartu, tai irgi smagu tokį matyti žaidėją, taip gerai žaidinti, tai jo. Gaila, kad Hurkačas susitraumavo ant ten matchpointo, pačiam galėtų, nepasisekė labai. Nu, jis ten bandė comebackinti, jis pralaimėjo pirmus 2 setus, 3 laimėjo ir 4 tai breikė, ten prie 8-8 berots ar panašiai, gavo tą traumą ir pralaimėjo 9-8, dabar neatsimenu, kuris pirmavo, bet nusiėmė, nes visiškai nebepaėjo, kažkas su keliu įvyko. Tai linkim Hubertui, daug sveikatos, ar ne? Siurprizai. Prancūzas, neištariama pavardę. Perikardas. Taip, Perikardas, 4 ratas, tikrai didelis žmogus, 2-0-3, su visiškai kosminiu servu. Daug dvigubų matyti iš tos jaunystės dar, gal irgi teko kur nors susidurti? Taip, dar prieš liktais 3 metus žiūrėjau Pijus Vaitekūnas prieš jį žaidę Ispanijai, tai jau tada matėm tą servą, wow, jau senai jis tokį servą turi. Ne, tai viskas, ko reikia, čia, žinai, Wimbledonui, kaip pagalvoju, turbūt geriausia vieta tokiam žaidėjam iššauti ir... Jis jau buvo iššovęs ir prieš, ta prasme, nes jis pateko į tą Wimbledoną, ten berods jis šiemet 250 laimėjo kažkur, tai jeigu aš neklystu. Lyonė, man atrodo. Jo, ta prasme, tai matyt čia, bet tas turbūt Wimbledono reikalas jam turėtų labai irgi tikti, ar ne? Didelis žmogus. Matėm, kad tinka. Tai tokį servą turi, iš oro gerai žaidžia, tai dar neblogai juda palei ūgį. Pagal dydį. Jis ne tik ūgis, bet ir dydis vis to meška. Ta raketė maža atrodo. Kaip su padelio raketė rankai. Filsas taip pat turėjo gerą turnyrą, ar ne? Jo. Tai ateina jaunimas. Kaip matom, ateina. Tai gerai žaidžia labai, ant visų dangų jis
gerai žaidžia, tai manau... Hilsas? Jo, tai manau porą metų ir tikrai aukštais bus. Jis turbūt dabar pagal iš savo bendramžių ten reitingą aukščiausiai yra iš Jo, viso, ar ne? aukščiausiai, jo. Iki jam 20 metų turbūt. Jo, kaip man. Tavo metų? Jo. Ok, tai prašau, Vytis. Reikia. Bus. Nu ir ką, ir pasižiūrim tada gal... Man Dimitrovo buvo gaila, kad negalėjo sukovoti, atrodė, gali būti geras mačas. Ir pradžia buvo gera. Medvedevo jo, tai taip, kažkiek tai to buvo gaila. Kažkaip pradėjau paskutiniu metu, nežinau kodėl, bet prieš kokį porą metų simpatizuoti. Čia tas pats variantas, kaip ką mes kalbėjome apie Mūrėjų, turbūt. Jo, man irgi jo. Dimitrovas tampa vienu... Ir šiaip iš labai vizualus žaidimas, sakyčiau. Jo, Turėjom Federerį, Jo. nebėra, tai reikia... Reikia ieškoti. Tai Baby Fedas užėmė. Ką, ketvirtfinalis važiuojam toliau, buvo geras mačas tikrai. Aštuntfinalį dar vieną paminėsiu, kad Rūnė nuvylė mane. Jo, su Džoku buvo viena kasa. Nu, man vis tiek tu išeini, bent jau pakovot kažkaip, tai nežinau, tai kažkaip labai atrodo dar Rūnė irgi toksai, dar kartais vaikiškas tiesiog atrodo, va, tas toks, atrodo jau gerų mačų patirties matęs, bet dar kartais atrodo taip labai lengva būdiškai, taip išeina, pabūsiu ir pažiūrėsiu, kas čia gausi. Man tame kontekste mačo su Džoku labai tiko Rūnės pasisakymas turnyro pradžioje, kuris pasakė, kad ten maždaug tas top 3 jau čia nueina ir dabar naujas top 3 ateina. Atėjo. Alcarazas, Sineris ir aš pats, ta prasme, tai man ta vieta buvo labai juokinga, dėl Alcarazo Sinerio aš dar galiu sutikti, ko gero, ta prasme, save galbūt Holgeris biškai per anksti įsirašė į tą... Nu, reikėtų bent jau top 10-ukė būti, tą kalbant. Nu, bet pasitikėjimas gal irgi kartais gerai. Nu, bet vis tiek jis turi būti pagrįstas tam tikrais darbais turbūt, kol kas tų darbų nelabai matosi. Čia gal Muratoglu įtaka. Aš tik girdėjau, kad skandinavai patys šneka, kad reikėtų truputį jam dar įsipūsti vyriškumo ir kai kur mažiau šnekėtų, daugiau daryti. Tai šitas Wimbledonas turbūt jo geras pavyzdys. Geras tikrai pavyzdys, kur Džoko atskalbė ten jį taip, kad atrodė, kad ten, nežinau, pirmas etapas atrodė, kad ne visiškai čia atrodo, kad, žinai, atėjo Džoko prieš ten žaidėją, kuris dar tik tai pirmą tokį kažkokį mačą atėjo į tą Džoko, žiūri kaip į dievą, žinai, ir kas normalu būtų, bet, Rūnį tai turbūt ne. Jo labiau, kad, pavyzdžiui, sakykime, Džokas ir pusfinalį Musėtė atskalbė irgi 3-0, bet buvo tikrai geras mačas. Jo, ten kitaip. Tikrai buvo visai kitaip, ta prasme, ir Musėtės tikrai sužaidė puikų pusfinalį, dar vienas turbūt vizualus bičas, aš galvoju, gal čia viskas yra dėl tos vienos rankos backhando. Jie mums taip gražiai visi atrodo. Nu jo, nes mirštantis menas po truputį, kiek ten 10-ukė dabar vienas, man atrodo, tik tai ir yra, ne, kas žaidžia su... Cipas turbūt. Jo. 10, kas dar yra. Edai, norėtum vieną ranką mušti iš kairės? Taip kaip Fedas. Arba Vavrinka. Taip kaip Fedas, tai kas nenorėtų, ne? Arba Vavrinka. Norėčiau kaip Fedas. Ir Vavrinka būtų gerai. Man netgi Vavrinkos tas vienarankis buvo gražesnis brutalesnis už Fedą. Pas Fedas laisvas tas. Jo, Fedas laisvų visus žudė. Ką Musėtis bandė daryti pusfinalėje su Džoku, bet Džokas užlipo ant tinklo taip, kad tas labai greitai nugeso jie slaisai. Nors, pavyzdžiui, prieš tai Musėtis turėjo puikų ketvirtfinalį prieš Fricą. Tai realiai, ta prasme, visiškai užvaikė, nužudė būtent slaisais ir žaidimo įvairumu. Bet tokiam amžiui jau neperinama, ar ne? Viskas. Būtų sunku pereiti prie vienos rankos. Sakau, tokiam amžiui jau nebeperinama, jau čia nebeįmanoma, viskas čia... Ne, aš pamuščiau iš tos vienos, bet... Ne, tai aš suprantu, kad pamuštai aukštam lygiai. Su kairė dar, žinai, paimtum ir pažaistum kažkiek, bet... Bet tokiam lygiai jau ne. Ne. Jau per vėlų. Čia kiek kokių dar 14, 13, gal, bet ir tai jau vėlu. Ir jau sunkiai, jau manau. Manau, ten 11, 10, tada kai... Ne, tai čia turbūt, kai nusprendi kokią... Kai paimi raketę ir nusprendi, kaip bus, kaip tau gražiau ir geriau. Pusfinaliai. Medvedevas neturėjo jokių šansų, sakyčiau, prieš Alcarazą, nepaisant to, kad pasiėmė pirmą setą, bet jautėsi, kad vis tiek kontrolė. Važiavo visiškai vėliau. Ta prasme, realiai, kaip ten, turbūt buvo ta situacija, kai Karlosas pats galėjo labiau pralaimėti, negu Medvedevas laimėti. Nu, bet paskui jau netrodė visiškai. Net ir pirmą žiūrint, taip atrodė, kad Karlito irgi toks dar išėjo. Čia vos ne apšilimą gal per prastą pasidarė. Bet klausykit, yra pas Karlito ta bėda kol kas, ta prasme, kad jis ne viską žaidžia. Nu, pavyzdžiui, Rafa, kaip ten kalbėdavo, kad jam kiekvienas taškas yra vienintelis, paskutinis ir visa kita. Karlito biškai kartais įjungia tokį highlightų maudą, kur jam ten šiaip smagu korte būti ir jis ten kažką bando parodyti nori, bet tai kartais tie setai taip ir gaunasi nuslydę. Bet gerai, nu tai ką? Suveikia. Jo, ta prasme, ne. Tai kad jis po to gali viską pakeisti, susimti
ir pradėti triuškinti. Bet irgi tuo pačiu momentu atrodo, neduoda to ritmo gal. Atrodo, atiduoda tau tos kelis taškus, jau įsižaidė ir bum. Grįžta ir toks, wow, toks atgalvoji, kaip čia taip. Taip prašauda viską ir dabar pradeda vėl pataikyti. Tai irgi vos ne, gal taktika gali būti. Jo, kad duodi biškelį įkvėpti, atrodo jau tą galvą virš vandens iškiši, žinai, ir raketę. Tą galvą. Sako, negalvo, kad viskas šitaip kaip atrodo, yra viskas kitaip. Bet tai gal ir smagu, žinai, kad vėl mes kalbam, aišku, dar apie super jauną žaidėją, reikia irgi suprasti, žinai, mes kartais jau kalbam, kad Alcarazas jau turėtų būti čia kaip tie visi, bet nu, ir jie nebuvo tokie ir toli gražu, ten dar pačios pradžios nebuvo tokios jau įspūdingos, kaip Paskarlita, tą patį yra. Žmonių yra tą padariusių. Tai va, o žinai, net ir tu stebi, pavyzdžiui, jau paskui perėsim gal link finalo, tai irgi tu matai, nu, kad ta jaunystė dar nenori, jinai kažkur tai išlenda. Žinai. Nu tai galim ir keliauti į finalą, finalas neįvyko. Aš sakyčiau, žinai. Palyginus su tuo, kokių finalų esam turėję, žinai. Jo, bet ar gali tikėtis dabar iš Džoko, tu matai pagal judėjimą, vienas juda tiesiog kaip ant spiruoklių, nuo kito tu man matęs Džokas 100 kartų, nu ir matai, kad čia nowhere near, žinai, čia net nėra, netgi iš Džoko, 5% net nebuvo. Iš Džoko kūno kalbos matėsi, kad jis pats supranta, kad nieko, nes netgi toje vietoje, sakykime, turbūt buvo 2 vietos, mano galvo, finalo esminės, tai yra pirmas geimas, kuris truko 15 minučių ir kuriam Karlosas galiausiai nubreikino Džoką. Aš sakiau po to geimą, jeigu nubreikins, bus greitas setas. Jo, ir ta prasme, tas 15 minučių visi likę geimai truko 20, ten turbūt kelias minutės, ta prasme, žaidimo iš esmės nebebuvo. Gal vieną breakpointą Džokas turėjo, bet jau tada Karlosas turėjo 2 breikus, ta prasme, tai ne, antras setas buvo lygiai toks pat. Nu ir po to, aišku, ta klasika prie 5-4 ir 40-0. Kas ten įvyko, Edai, kaip galvojai? Kodėl Karlosas neužsidarė? Čia iš jaunystės ar... Baubas išlindo. Gali būti. Vis tiek jaudulys buvo, nors ir lengvai laiminėja, vis tiek visą laiką bus tas jaudulys susidaryti. Tai... Nes jis žiauriai lengvai prieš tai nusibreikino Džoką, nu, sakykime, žiauriai tos. Ta prasme, ten tikrai labai gerai sužaidė. Buvo 3 breakpointai. Jo, ant 0, man atrodo. 0,40. Jo, ir tada vieną, man atrodo, atgrojo Džokas ir kitų prisismėgė, ta prasme. Ir po to tu dar 3 ant savų laimi. Nu, iš esmės serija ten 7-8 taškų į vieną kasą, ta prasme. Ir po to... dar net ne Džokas laimėjo, ten pats realiai atidavė ir vienas double fallas buvo, man atrodo. Vienas buvo double fallas. Tada kitą irgi pats Džokas nepataikė. Jo. Paskui Džokas ten vieną iš tų 3, man atrodo, laimėjo, tik tai jo 2 atidavė realiai. Tai kas ten nutiko vis dėlto? Viskas susidėjo, kad prieš Džoką žaidė ir jaudulys, tai taip ir būna. Ne pirmas kartas Džokui, kad tokius grįžta. Aišku, jis pilnai negrįžo į mačą, bet... Vis tiek. Nu, grįžo iš esmės į taibreiką, žinai, tas taibreikas jau yra vis tiek nori loteriją, matėm, ten buvo porą Hokajų iškviesti, ta prasme, kur buvo ten Karloso autai po 0,5 centimetro ir centimetrą. Nu, ten klausimas, kai kuriuose ar ir 0,5 centimetro buvo. Taip, ta prasme, tai žinai, jeigu jis tuos būtų dar linijas kabinė, tai taibreikas būtų lengvas, bet, nu, jis ten galiausiai vis tiek Džokas nusitempė iki taibreiko pabaigos. Bet ar, ta prasme, buvo jausmas, kad Džokas gali grįžti ar ne? Ta setą jo, bet po to... Į mačą ne, ar ne? Vis tiek manai, kad jaunystė būtų... Kažkaip nebuvo to labai tokio užsivedusio Džoko. Aš irgi, man buvo keista. Nebuvo jis toks... Atrodė, kad jis dabar jau taip nebepasitikė labai savim, kad taip jau gali... Nu, turbūt gal nepasitikėjo, supranta savo galimybės metai. Ir savo būseną. Nu, aš manau, tiesiog, mes ką ir kalbėjom, tai žinai, mėnesis po operacijos tu ateini ir žaidi, tai čia mažai žaidėjų. Jo, mažai žaidėjų iš vis būtų tą padarę ir tu turbūt supranti, kad vėlgi tau jau olimpinės ant nosis ir tu dar turbūt kažkiek tą mintį turi, kad man čia nereikia šitoj situacijai persiplėšti. Jo, laimėti norisi, bet nu čia nėra gyvenimo turnyras, nėra, žinai, kad jis ateitų ten kažkoks žaidėjas, kuris pirmą turėtų finalą ir galvotų, kad man čia jau 3-5 ir gal daugiau tų finalų nebus. Tai tu turbūt ir ten su ta koja skaudančia jau galvotum, dzinas čia gal ir nusiplėšiu, dar kažką eitum, kaip sakant, jo, bet eisiu iki gal. Čia turbūt tai racionalumas tas dar suveikia, kur tu supranti, kad, nu, okei, šitas gal ne mano, bet gal man reikia po poros savaičių ar ne jau olimpinėse žaisti ir gal aš geriau pabandysiu dar, kaip tada Sabonio legendinė frazė, žinai, ar geriau išeini ir paskui nebeišeini, ar geriau išeini
nežaidži, bet normaliai, tai čia turbūt kažkas panašaus, tai ir man tas jautėsi ir iš to kūno kalbos, o kaip Redas sako, ir iš tų veiksmų, ir iš matai, kad jisai rašina dalykus, jisai perskuba, muša ne savo smūgius, tais backhandais ten bando lupti iš tokių situacijų, kur tikrai sunkus kamuoliai, kur neparuošti smūgį, nu ir čia Džoko, nu tu supranti, kad tikrai jisai ne šiaip sau, ne vat paėmė ir sugalvojo, nu tai akivaizdu, kad tas daroma dėl to, kad tavo būklė yra tokia, kokia yra šiuo metu, bet man tai visiškai pagarba, kad jisai išėjo ir dar jeigu būtų pavykę va, ten tą ketvirtą nusitemti. Ir netgi aš sakyčiau, žinai, aš žiūrėjau ten tą statistiką išplėstinę tuo metu, kai buvo 5-4, nes atrodo, nu, kad iš vienos pusės atrodo, kad labai jau lengvas finalas, bet iš kitos pusės, nu, kažkaip atrodo, kad vis tiek jisai dar kabinasi, žinai. Trečiam setą jis buvo tikrai žaidime. Bet bendrai, pavyzdžiui, buvo tuo metu, atrodo 6-2 ir jau beveik 6-4, bet taškais buvo 96-83, kas nėra didelis skirtumas ir tai nėra 3-0, žinai, dažniausiai partijos. Tai vat tas man kažkaip labai krito akis, kad nebuvo taip easy, žinai, kaip atrodo, tu pasižiūrė ten 6-2, 6-4, atrodo, tai net nebuvo ką žiūrėti, bet realiai tai nebuvo taip jau viskas. Mane šitoje vietoje labiausiai pribloškė, aišku, ten apie tą Džoko visus nuopelnus ir statistikas galim ten kalbėti kiek nori, turbūt. Pirmas bičas, man atrodo, kuris sužaidė 10 finalų bent 3 Grand Slamuose, bet tai, kad jis yra ten beveik 50% savo Grand Slamų dalyvautų, nukeliavo iki finalo. Tai dabar visiškas kosmosas, o jeigu im ten vėlesnį Džoko laikotarpį, jau kai biški Fedas sėdo Rafa, kai jis pradėjo mauti, iš visas kosmosas šiam 9-70, tai žodžiu, vienas finalistas iš esmės visada yra aiškus, jeigu imt paskutinius 20 metų. Čia yra wow. Sunku kažką net ir pasakyti, jau tu žiūri, atrodo jau kiekvieną kartą stebiesi, kiekvieną kartą kaifuoji, bet nu, reikia tik tai džiaugtis, kad mes turim. Man aišku gaila, kad toks Džoko, dar tikrai norėtųsi pamatyti tą, nu, bent jau ten, žinai, 100% toks, koks jisai dabar gali būti. Faktas, kad mes to pikinio jau nebepamatysim, bet dar tos dvikovos, manau, su Alcarazu būtų labai įdomios, tokios, kur dar kokias dvi, aš galvoju, ten jie galėtų apturėti, dar tokias, kur paskui įeitų į tą teniso istoriją. Olimpinės gali būti. Tam jis visą save atidos, aš manau. Vat gali būti. Nes to jam labai trūksta, ar ne? O šiaip, Pedai, kaip galvoji, Ervinai, ir tu, ar Džokas dar laimės Grand Slamą? Manau, ne. Bus, manau, gal finalų pora, bet... Aš irgi sunkiai įsivaizduoju, ką tu galvoji? Aš galvoju, kad Australija, žinok, po sugrįžimo išsilaižyti, jeigu pavyks, ir vat kitų metų tas startas, man toks sezono pasiruošimas, ir vat ten aš galvoju dar tikrai, žinant, kaip jisai mėgsta ten žaisti, žinant, kad tu turėsi laiką išsilaižyti viską, žinai, ir tas... Ir aišku, šitoj situacijai, man atrodo, jau žinai dar kas, aš vakar lygiai tą patį finalą žiūrėdamas, aš pagalvojau, ką kiti galvoja žiūrėdami į Karloso žaidimą, žinai. Tai aš galvoju, kad kiti dabar galvoja, kad realiai, arba, nu, gal taip pat savo nepasako, bet giliai turbūt vis tiek supranta, kad labai daug kas priklausys nuo Karloso, koks jisai ateis. Karloso ir Sinerio. Jo, kokie jie ateis, ar tos traumelės bus kažkokios, ar jie jausis 100% gerai, žinai, ir panašiai, ar nebus pervargę, kokia ten psichologija bus, taip toliau. Tai vat dabar jau prateina turbūt tas laikas, kur jau tu gali tik tai kalbėti, kaip mes kažkada irgi kalbėdom apie tuos pačius top 3, kokie jie ateina ir kokios būklės, ir kad tada kiti turi šansą. Tai va čia turbūt jau ateina irgi kažkiek tas laikas, kur jau nebe tiek kontroliuoja pats Džoko, kiek vat, šiuo atveju, jeigu mes kalbam tą temą, kiek bus dar ir situacijų, kokie jie bus, žinai, atėję į tuos turnyrus. Ir kitas turbūt svarbus dalykas, aš galvoju, nu, galbūt, ta prasme, ar nėra taip, kad varžovai jau pradeda žiūrėti Džoką kaip į pažeidžiamą šiek tiek bičą, nes tu pralaimėjai, nu, šis sezonas yra pirmas turbūt, kai Džokas dar neturi nei vieno titulo. Nu jo, nu tai dabar jau žinai, dabar jau faktas, kad tas... Visi užuodžia kraują, ta prasme. Tas jau liūtas, jau žinai, kaip sako, jau toj įvyksta ta, kai yra tas senas liūtas pats stipriausias, bet jau po truputį tas jau šakalai krapšta, žinai, taip jau truputį ir jau žiūri, ar čia ta reakcija dar tokia pati kaip prieš tai, ir iš karto duoda pliuchą, ar dar truputį palaukia, žinai, ir žiūri, kaip jau tu atsakysi. Tai va čia tas, nu, normalu, kažkada tai turėjo įvykti anksčiau ar vėliau. Taip, įvyko gana vėlai. Nieko amžino nėra nieko. O kalbant apie Karlosą, mane vienas dalykas irgi kaip Džoko pribloškė Grand Slamo finalų statsai, tai Karlosas turi dar 3 ar 4 metus tam, kad pabaigtų savo karjeros slemus, tai būtų laimėjęs visus slemus ir būtų jauniausias tai padaręs bičas. Nes dabar yra Rafa, 24 laimėjo Australiją,
Tai Karlusui trūksta kaip tik Australijos ir jis turi dar 3 ar 4 bandymus. 3 turbūt. 3 ar 4. Ten ant dienų dar. Dienų klausimas. Yra, ta prasme. Tai irgi daro įspūdį, ta prasme, kai bičas turi tiek laiko. Tau gal teko su juo kur nors irgi pasitreniruoti, pažaisti? Ne, dar pasitreniruoti neteko. Dar neteko. O matei, kaip treniruojasi? Kažkur taip prasidėti? Jo, smūgiai, ar ne? Prieš 3 metus jos Open'e pirmą kartą mačiau, kai jis tada išėjo liktais į ketvirtfinalį, prieš Cicipą, kai žaidė, tada laimėjo. O jau tada jau pamačiau pirmą kartą, kaip žaidžia. Wow. Daro įspūdį? Gyvai? Labai. Kaip juda, kaip viskas tenais, kosmosas. Yra ten dar tokių liktai girdėjau gandų ar plėtkų, kad jo jaunesnis brolis yra nemažiau gabus, jis ten dabar, man atrodo, kažkur tai 12-13 metų ir tai gal turės... Irgi esu matęs irgi. Ir klube mano Montemarė buvo atvažiavęs pažaisti. Tai... Žaidžia irgi? Irgi moka žaisti. Irgi yra lankęs tenisą, ar ne? Yra. Laikas raketė šiek tiek. Supratau. O kalbėjom šiek tiek apie olimpinius, tai Eda irgi, ar ne? Turbūt vienas iš tikslų yra sudalyvauti. Ateityje pamėginti, ar ne? Čia taip, po 4 metų turbūt. Faktas. Taip, po 4. Los Andželas bus, ar ne, man atrodo? Beros taip, Amerika. Jo. Dabar viską amerikiečiai bando pasiimti. Tik tai su organizacija blogai, kaip matėm, po paskutinės nakties Kopa Amerikos finalo. Nu ką, klausykit, Wimbledoną galim gal... Dėkojam Wimbledonui ir uždarom. Edai, apie tave biški pasiretas svečias Lietuvoje. Kaip tau sekasi, kaip tavo... Turbūt sezoną šitą galima, aš šiek tiek pasižiūrėjau į 2 dalis kelt, ar ne? Iki kovo vidurio. Turėjai tikrai prastą atkarpą, buvo 1-2 ratai ITF turnyruose. Kas pasikeitė po to ir ką keitėjai ir kaip jautėsi tuo met? Sunkus etapas buvo? Iki to taip, nes praeitus metus irgi užbaigiau sunkiai. Antrą pusę metų ir pradėjau gan silpnai, tai... Ko trūko, ta prasme, ką pats galvoji? Gal šiek tiek praeitais metais paskubėjau su tais challengeriais. Norėjau per greitai užlipti su treneriu, bet mes su treneris pats matė, kad aš galiu tą lygį žaisti, todėl ir jis man sakė, kad tu gali ten važiuoti dabar ir važiavam, bandėm. Bet dar nebuvau psichologiškai pasiruošęs, tai pažiūrint visus mačus, ten iš 3 setų pralašiau, tik vieną lygtais pralašiau, iš 2 setų challengerius, tai daug pralaimėjimų buvo, psichologiškai nelengva ir tam antra pusė buvo sunki. Tai ir metus labai buvo geras pasiruošimas metų, preseasonas geras, bet dar pilnai nebuvau psichologiškai. Psichologija iš esmės, ar ne? Tas, jo. O kai ateina pralaimėjimų banga, turbūt sunku iš jos. Labai sunku ir tiesiog atėjo momentas, kai gerai treniravausi, tas porą mėnesių, tas pasiruošimas geras buvo ir kai jau pagavau tą psichologišką tokį tvirtumą, tokį pasitikėjimą ir pradėjau visus turnyrus. Serbijoje buvo pirmas ar ne laimėtas ITF reikalas, po to buvo dar ar Heraklionė finalai buvo? 2 finalai. Jo. Tada liktais Serbijoje laimėjau ir tada tas 25 Ispanijoje finalas žaidžiau. Tai ten jau supratai, kad sezonas grįžta. Taip, tikrai. Gavau pasitikėjimo ir įsižaidžiau daug mačų, labai sužaidžiau per tos kelius mėnesius, tai labai... Pamilai iš naujo gruntą turbūt, nes aš suprantu, kad didžioji dalis buvo, nemaža dalis tiksliau ant grunto buvo, ne? Jo, išmokau pasukti kamuolį kaip Vilius, tai irgi, pradėjo labai patikti ir gruntas. Daug mačų dabar sužaidžiau per tos, nežinau, kiek čia, 2 mėnesius ant to grunto ar kiek buvau, tai... Patinka ir gruntas dabar. Mes čia visi, žinai, labai skaičiuojam visą laiką, dabar mums čia labai svarbus kaip sirgaliam. Čia Vilius pirmas aplenkė Ryčką, Edas vavėjasi, visa kita. Jums patiems tas reitingas nacionalinis buvimas 1, 2 ten ar 3 raketė Lietuvos, ką nors reiškia, ar jūs iš mūsų juokėtės tyliai? Aišku, smagu ten ar 1 būti, ar 2, kai ta konkurencija yra, bet dabar pagalvoju taip. Mes vis tiek tikslai kiti, ar ne? Su Vilium, kiek mes metų būsim 1, 2, tai pagalvoju ir nusiekė, kad čia, mums dar 19 metų, tai dar bus tų
tų kovų tarp mane su Vilium bus dar ilgai. Aš žinok, labai laukiu, kuris turnyrė, kad suseitumėt ir norėčiau matyti daug ir dažnai tarpusavę mačius dar, kad su Ryčka biškai kur nors pasimatuot, spėtumėt. Labai fainiai. Labai fainiai būtų, nes visą laiką per treniruotės, kai Ispanijai žaidžiam su Vilium, visą laiką. Pliekitės? Labai būna. O dažnai treniruotės kartu? Jo, kai būname, kai Alicantėje tuo pačiu metu būname, tai visada. Visada, nes kai mes dviese žaidžiam, tokia atrodo, tokia šiokia tokia konkurencija yra ir Taip. Visą laiką maksimum išspaudžiam. Visą laiką. Žaidžiam po 3 valandas ir išeinam iš korto jau mirę. Vilius dabar su savo reitingu šiaip pakankamai ten turbūt tvirtai pretenduoja į Next Generation, tą top 8 sezono pabaigoje, dabar yra berods 6 tose lenktynėse. Kaip manai, ar tu turi tokių norų ir galimybių ir vilčių patekti šiemet tenai? Norų tikrai yra, bet nėra viena iš mano tikslų tenais dabar būti, bet niekada negali žinoti, čia gali būti. Čia poros gerų turnyrų reikia. Gali ir vienas turnyras viską apsukti. Jeigu laimi challengerį, jau kokį 100, tai jau vos ne tenais jau esi, bet dar daug laiko kito, tai žiūrėsim, kaip sezonas eina ir gali tikslai keistis. Bet šiaip gerai ta konkurencija, vat, kaip ir tu sakai, ir nesvarbu ten tas 1, 2, bet jūs vis tiek vienas kitas stumėt ir į priekį bendram reitingė, tai tas į naudą išeina, vat, aš irgi žinau ten iš krepšinio, iš futbolo pasaulio, kur ten būna kambariokai, geriausi draugai, žinai, ir viens kitą sako, va čia aš daugiau įvarčių įmušiau ten, žinai, ir daugiau taškų įmečiau čia už rinktinę, ir tada kitas, žinai, taip draugiškai pasišpilkuoja ir ta draugiška tokia konkurencija. Nes su Vilium labai esam geri draugai, tai visada palaikom viens kitą ir kai kitas laimi, visą laiką viens kitą pasveikinam, džiaugiamės už kitą, bet ir pačiam toks noras irgi iš karto sukyla, kad mano draugas taip daro, aš irgi noriu. Ir tai visą laiką viens kitą taip stumėm pabiškai. Ir nuo mažens visą laiką. Visą laiką tai buvo jauniuose Vilius geriau, iki 16 žaidė, tada aš iki 18 jį stumiau, tada jis mane, tai taip viens kitų kartu. Su Richardu būtų įdomu, kur nors dar pasibandyti turnyrę kokiam? Jo, labai. Praeitais metais buvo toks momentas, kai Per vieną pergalę buvo kažkur, man atrodo, ne per vieną ratą ten galėjot kažkur tai. Jo, susitikę ketvirtfinalį buvom challengerio, bet... Bet tarp kitko tada Richardas išvyko anksčiau, man atrodo, ne? Jo. Deja, labai norėjau. Žvengia. Įdomiai būtų labai pažaisti. Kokie dabar turi gerą bangą, iš tikrųjų turėjai čia gerų pergalių pasniam challengeryje per lietų ant purvo. Kokie dabar artimiausi planai, kur mes tave galėsim pamatyti? Tai dabar kitą turnyrą planuoju Ispanijoje žaisti challengerį, 50, tenais pagrindė esu. Ir po to galvoju, dar nežinau tiksliai, bet gal 2 turnyrus, dar Futuresus 25 ant hardo sužaisiu Portugalijai. Tenais, kad šiek tiek mačų įsižaisti ant hardo. Ir po to planuojam su treneriu daugiau challengerius jau. Bet jau, ta prasme, aš suprantu, kad perini pamažu ant hardo. Jo, dabar jau ant hardo lipsiu. Viskas, ne? Jau baigėsi tavo. Turbūt, jeigu nebus kokių turnyrų tenais ant grunto, bet planuojam. Grunto kėda jau ant vinies kol kas. Kabina. Turbūt taip. Na, ant vinies dar taip anksti. Ne ant vinies, bet. Į lentyną. Sklepuką. Dalyvavai Lietuvos čempionate. Buvai, kaip čia visi mes sakėm, kad favoritas. Labai aiškiai tai ten turbūt ir parodai. Turbūt vienas setas buvo toks rimtesnis, tik finale pirmas prieš Pijų. Ar ne? Kodėl? Ta prasme, kodėl atvažiavai ir kiek svarbus tau Lietuvos čempionatas kaip varžybos? Ar čia ir daugiau, nežinau, pasiruošimas kažkam? Visą laiką smagu man grįžti į Lietuvą. Ir jau paskutinį kartą prieš 2 metus žaidžiau ir dar šiais metais tik vieną kartą Lietuvoje buvau, tai visui grįžau, tai taip susibėgo, kad tokia tiesiog pasibūti Lietuvoje grįžti, nes labai smagu grįžti į Lietuvą, jau buvau pasilgęs labai draugų, tai šį savaitę tokia buvo pažaisti turnyrą, pasimėgauti ir su draugais pabūti, tai labai smagu buvo ir labai džiaugiuosi, kad atvažiavau, nes biškai ne tai, kad nuo teniso, bet tokių nuo Ispanijos, nuo kitų vietų pailsėti namuose. Tiesa, kad žmonės šneka, kad dabar Lietuvoje karščiau negu Ispanijai.
Ir sunkiau žaisti, nes tas drėgnumas. Nu, buvo karšta porą dienų tikrai, bet Ispanija yra kelios vietos, kur ten tikrai kaitina daug. Dar geriau. Jo. Jau užkaitina tikrai. Tai ką, dabar tavęs turbūt Lietuvoje ilgą laiką nematysim, ar ne? Turbūt. Kadangi Devisą žaidžiam išvykoje. Jo. Tai jo, turbūt šiais metais jau čia, jeigu nebus kokio turnyro, tai turbūt ir nežaisiu. O klausyk apie Devisą. Ką manai, ar aš teisingai galvoju, kad jeigu žais su kruatais, tai dabar geriausia tai daryti, nes vis tiek ten pakankamai ryški turbūt kartų kaita, gal išskyrus dvejetus. Bet, nežinau, kažkokią turiu nuojautą, kad... Ne nuojautą, bet tiesiog, kad galim laimėti. Tikiu. Nes gerą sezoną turim. Gal Ričardas silpniau pradėjo, bet dabar laimėjo turnyrą. Manau, to ir pasitikėjimas šiek tiek grįžo, tai aš manau, visi trys jaučiamės dabar gerai, tai ir kruatai dabar nežiba vienetuose, tai manau, vat, dabar yra momentas, kai galim palaužti juos. Tai viskas, dabar jau perkam bilietus ir važiuojame, ne? Tikrai taip. Ir ką, ir kviečiam visus sirgalius palaikyti mūsų rinktinę rugsėjo viduryje Kroatijoje. Komandai to turbūt labai reikia. Visą pats fantastiškas laikas, rugsėjais, Kroatija, tenisas, nu, čia geriau nebūna, žinokit. O ką, mes tada turbūt dėkojam Edui už tai, kad jis rado laiko pas mus užsukti savo trumpo vizito Lietuvoje metu. Ačiū Jums. Ačiū visiems, kurie žiūrit ir žiūrėsit ir žiūrėjot. Ervinai, dėkui tau, kad grįžai iš futbolo. Po truputį sugrįšiu į gyvenimą. Ir ką? Bet dar laukia olimpinė, žinai, dabar irgi. Nu, bet olimpinės ir teniso daug, tai. Taip. Ir tada ką, matyt, mes susitiksim jau greičiausiai po olimpinių prieš jos Openą. Aptarti visų kitų reikalų ir Edo pergalių tame tarpe. Gerai, ačiū visiems. Ačiū. Iki. You can't be serious, man. You cannot be serious! That ball was on the line!